Kino teatruose vėl pradėjo karaliauti spalvoti ežiai, o jeigu tiksliau pradėtas rodyti Ežiukas Sonic trečiasis nuotykis, tai pakalbėkime apie jį. Esu tikras, kad su Ežiuku Sonicu ir jo komandos nariais Krumpliumi bei Uodega jau esate pažįstami, tad per daug apie juos nekalbėsime. Bet pakalbėkime apie tai, kas yra nauja, o nauja šiame filme yra priešas Šešėlis, tai yra visiškai kitomis labai didelėmis galimis pasižymintis juodai raudonos spalvos ežys. Net ir prieš tai visų trijų bičiulių minėta komanda neprilygsta Šešėlio galiai, tad jie turi ieškoti naujų būdų jį nugalėti. Vėliau, aišku, pradeda aiškėti daugiau faktų tiek iš ežių istorijos, tiek iš Robotniko istorijos ir prasiplečia šeimos ryšiai ir atsiranda dar naujų giminystės saitų bei tikrai labai juokingų personažų. Nors filmo trukmė yra 1:50 minučių, jis vaikams tikrai neatsibos, dėl to, kad jame yra labai daug veiksmo, jis yra labai dinamiškas, daug spalvų, daug efektų, visko vyksta labai daug. Tuo pačiu jisai patiks ir suaugusiems žiūrovams vien dėl to, kad Jimas Carrey'is įneša absoliučią komedijos viršūnę, jis yra labai geras aktorius ir tą pertransliuoja, aišku, savo pasirodymu ir net ne viengubų pasirodymų šiame filme. Žodžiu, jeigu jums patinka pats Ežiukas Sonicas arba norite pasižiūrėti, kaip šmaikštauja Jimas Carrey'is, tikrai galite apsilankyti filme, efektai ir visa kita tikrai atpirks jūsų laiką. O jeigu jau matėt filmą, parašykit komentaruose, kokia jūsų būtų nuomonė ir nepamirškit manęs pafollowinti.